Minėjau, esame Migracijos informacijos centras Renkuosi Lietuvą ir mes įsikūrėme 2015 metais, bendradarbiaujant Tarptautiniai migracijos organizacijai ir Lietuvos Respublikos vyriausybei. Ir mūsų tikslas yra, kad vieno langelio principu teiktume jums visiems atsakymus, tiems, kurie grįžtate, galvojate grįžti į Lietuvą, kad visą informaciją reikiamą rastumėte vienoje vietoje ir taip palengvintume jums grįžimo procesą, nes kadangi grįžimas nėra vienas iš lengviausių dalykų, tai norime palengvinti informacijos susisteminimą ir kad jums nereiktų ieškoti tarp daug kanalų jums reikalingos informacijos. Ir mes taipogi viešiname savo Migracijos informacijos centro ir partnerių veiklas bei tyrimus, galinčius daryti įtaką apsisprendimui grįžti gyventi į Lietuvą. Ir taipogi teigiame nemokamas psichologų paslaugas grįžtantiems. Jums reiktų parašyti adresu, kurį matote skaidrėje, tai yra psichologas@iom.int. Ir dešinėje galite pamatyti, kaip mes augome nuo pat 2015 metų. Tai startavome pirmaisiais metais 215 užklausų, vis augome kasmet. Ir 2020-aisiais kol kas pasiekėme didžiausią skaičių, tai buvo 12 410 užklausų atsakytų susijusių su grįžimu į Lietuvą, o 2021-aisiais buvo labai panašus skaičius, beveik 12 000, kadangi visi žinote, kas vyko tais metais, buvo pribuotos kelionės ir panašiai, tad nestebina, kad neviršėme 2020-ųjų, tačiau šiemet tikimės, kad viskas bus gerai ir važiuosime į priekį dar greičiau. Ir šiek tiek apie pagrindinius migracijos rodiklius Lietuvoje norėčiau pristatyti. Tai noriu pasidžiaugti, kad 2019, 2020 ir 2021 metais mes fiksavome jau teigiamą migracijos balansą. Tai yra daugiau žmonių atvyko gyventi į Lietuvą, nei iš jos išvyko. Ir 2021 metais beveik pusė grįžtančiųjų, tai 46% lietuvių parvyko iš Jungtinės karalystės. Ir tai taipogi yra nenuostabu, kadangi į Jungtinę karalystę daugiausiai lietuvių ir buvo išvykę. Ir didžioji dalis grįžtančiųjų daugiausiai įsikuria Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Ir dešinėje matote lentelę, kaip kito nuolatinis gyventojų skaičius Lietuvoje. Duomenys pateikti nuo 2010 metų ir jeigu pažiūrėtumėte atidžiau, nuo 2018 praktiškai stabilizavosi skaičiai ir Lietuva nebemažėja. Tai noriu labai pasidžiaugti šito faktu ir einame toliau. Taip pat keletą pagrindinių ekonominių ir socialinės raidos rodiklių norėčiau Lietuvoje pristatyti, kadangi kai kurie galbūt daug metų nebuvo Lietuvoje ir atitrūkę nuo kasdienių reikalų Lietuvos ir realijų, tai kelis pagrindinius skaičius pristatysiu prieš pereinant į pagrindinę vakaro temą. Tai 2021-aisiais paskutinėme ketvirtyje vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje atskaičius mokesčius jau buvo 1012 eurų į rankas. Nedarbo lygis yra ties 7%, apie 7% varijuoja Lietuvoje. Ir vidutinė kvadratinio metro kaina už butą didžiuosiuose Lietuvos miestuose matote dešinėje, tai Vilniui yra 2700 su virš eurų už kvadratinį metrą, Kaune 1700, Klaipėdoje 1600, Šiauliuose jau mažiau 1000 eurų ir Panevėžyje irgi apie 1000 eurų už kvadratinį metrą. Tai tokie pagrindiniai statistiniai rodikliai, kuriuos aš paimu, nes galvoju, žmonėms grįžtantiems yra labai svarbu darbas bei būstas. Ir taip noriu jūs supažindinti su dabartinė situacija. Mūsų kontaktai yra pateikti čia, galite mus pasiekti naudodamiesi live chato funkciją. Tiesą sakant, daugiau nei pusę užklausų mes ir sulaukėme per live chatą. Žmonės tiesiog suveda internete renkuosilietuvą.lt, prisijungia ir ten
galite užduoti mūsų konsultantams klausimus lietuvių, anglų arba rusų kalbomis. Taip pat galite rašyti e-mailu renkuosilietuvą@iom.lt. Kviečiu pamėgti mūsų Facebook paskyrą, ten mes keliame įdomiausias naujienas susijusias su mūsų veikla, taip pat su bendra tendencija Lietuvoje, kas siejasi su migracija, imigracija ir parvykimu į Lietuvą. Turime ir telefono linijas skirtas, tai iš Lietuvos skambinant nemokamai telefonu, o iš viso pasaulio įprastu jums tarifu. Taip pat galite mus pasiekti ir Skype, jei tiesiog įvesite Migracijos informacijos centras, arba jeigu esate Vilniuje, mūsų aplankysite Jakšto gatvė 12 ir mielai pabendrausime. Tad tikiuosi įžanga jums neprailgo ir dabar galėsime pereiti prie pagrindinio pristatymo, kurį pristatys mano kolegė Snežana. Snežana, ar tu jau pasiruošusi? Taip, aš esu čia. Sveiki visiems. Tuoj minutėlę aš pasidalinsiu savo skaidrėmis. Gerai, per tą laiką aš priminsiu, kad šitas webinaras yra įrašinėjimas ir įrašų mes pasidalinsime su jumis tiems, kurie užsiregistravote iš anksto elektroniniu paštu, o tiems, kurie neužsiregistravote, galėsite rasti įrašą mūsų YouTube paskyroje ir taipogi pažiūrėti mūsų Facebook profilį, ten taip pat būsime įkėlę nuorodą į įrašą. Ir įrašą sustabdysiu įrašymą įrašo ties klausimų sesiją ir webinaro pabaigoje, kad galėtumėte laisvai užduoti klausimus ir jau jie nebus įrašinėjami. O jeigu norėsite dar privačiau, tuomet jau turėsite kreiptis tiesiog į mūsų konsultantus. Snežana? Taip, noriu paklausti pirmiausiai, ar jūs matote mano skaidres? Gerai, gavau jau atsakymą, kad taip. Taip. Tai sveiki visi, dar kartelį, aš esu Snežana, projekto Renkuosi Lietuvą konsultantė ir šiandien noriu pristatyti jūsų dėmesiui prezentaciją, kurioje papasakosiu, kaip geriau susiplanuoti grįžimą į Lietuvą. Šioje skaidrėje jūs galite pamatyti visus žingsnius, kuriuos mes rekomenduojame atlikti. Pirmas patarimas – pasirūpinti reikiamais dokumentais. Taip pat rekomenduojame jums pradėti ieškoti darbo dar prieš išvykstant. Dėl darbo paieškos galite kreiptis į užimtumo tarnybą arba ieškoti darbo internetu, portaluose, kurie skelbia informaciją apie laisvas vakansijas. Trečias patarimas – apgalvokite, kur deklaruosite gyvenamąją vietą. Jeigu grįžtate su vaikais, iš anksto pasidomėkite laisvomis darbo vietomis darželiuose arba mokyklose. Jeigu planuojate atvykti į Lietuvą su šeimos nariais, užsieniečiais, pasidomėkite dėl vizos. ES arba Europos ekonominės erdvės piliečiams vizos nereikia, bet jeigu jūsų šeimos narys ne ES ir ne Europos ekonominės erdvės pilietis, dažniausiais atvejais, kad atvykti į Lietuvą, reikia vizos. Paskutinis žingsnis, kurį taip pat rekomenduojame atlikti, tai pranešti kompetentingoms įstaigoms užsienyje apie jūsų išvykimą. Dabar šiek tiek pakalbėsime apie dokumentus, kurių gali prireikti, jeigu persikeliate gyventi į Lietuvą. Lietuvos piliečiams norintiems gauti išmokas Lietuvoje, patariame atsivežti socialinių įmokų mokėjimo dokumentus, kurie liudija apie sukaupto socialinį nedarbo, motinystės ir ligos draudimo stažą. Šie dokumentai yra aktualūs tiems, kas dirbo ES, Europos ekonominės erdvės šalyse, Jungtinėje karalystėje, Šveicarijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Jeigu jūs atvykstate į Lietuvą su užsieniečiu, rekomenduojame pasirūpinti dokumentais, kurie reikalingi gauti leidimą gyventi Lietuvoje.
Rekomenduojame iš anksto kreiptis į Migracijos departamento konsultacijų liniją arba mūsų centrą, kad sužinoti, kokie dokumentai bus reikalingi jūsų atveju. Nes dokumentų sąrašas priklauso nuo pagrindo ir išduodamo dokumento tipo. Rekomenduojame parsivežti dokumentus liudijančius jūsų darbo stažą kitoje šalyje. Taip pat rekomenduojame parsivežti diplomus, jeigu įgijote išsilavinimą užsienyje. Santuokos liudijimą, jis gali būti reikalingas, jeigu jums reikės įregistruoti užsienyje sudarytą santuoką Lietuvoje arba jeigu jūsų šeimos narys kreipsis dėl leidimo gyventi šeimos pagrindų į Migracijos departamentą. Papildomai patarėme parsivežti vaiko gimimo liudijimą. Jis bus reikalingas, jeigu kreipsitės dėl vaiko gimimo fakto įtraukimo į apskaitą Lietuvoje ir pirmojo paso išdavimo. Jeigu grįžtate su mokyklinio amžiaus vaikais, rekomenduojame turėti su savimi dokumentus, kurie įrodo vaikų užsienyje pabaigtą ugdymo programą arba jos dalį. Svarbu paminėti, kad jei Lietuvoje ketinate teikti užsienio šalyse išduotus dokumentus, prieš tai jie turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma apostilę, jeigu teisės aktai nenumato kitaip. Ir taip pat dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą. Kai jau atvyksite į Lietuvą, pirmiausiai deklaruokite gyvenamąją vietą Lietuvoje. Deklaravus gyvenamąją vietą rekomenduojame kreiptis į banką ir atsidaryti banko sąskaitą, į kurią galėsite gauti atlyginimą, jeigu dirbsite Lietuvoje, arba prisijungus prie interneto banko galėsite teikti prašymus įvairioms išmokoms gauti arba registruotis valstybinėse įstaigose. Trečias patarimas. Pagalvokite apie darbo paiešką Lietuvoje ir pradėkite dirbti. Ieškodami darbo Lietuvoje ar norėdami persikvalifikuoti, galite kreiptis į užimtumo tarnybą. Užimtumo tarnyba konsultuoja darbo paieškos, įdarbinimo, profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais. Svarbu paminėti, kad deklaravus gyvenamąją vietą Lietuvos piliečiai automatiškai dalyvauja privalomojo sveikatos draudimo programoje ir turi mokėti PSD įmokas. Apdrausti PSD asmenys įgyja teisę gauti gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugas be papildomų mokesčių ir gali laisvai pasirinkti polikliniką arba medicinos centrą, kurie turi sutartį su teritorinė ligonių kasa. Asmenys atvykę ar sugrįžę gyventi į Lietuvos Respubliką privalo deklaruoti gyvenamąją vietą per 1 mėnesį. Norint deklaruoti savo gyvenamąją vietą, asmuo turi kreiptis į vietos seniūniją arba savivaldybę. Lietuvos piliečiai taip pat gali deklaruoti gyvenamąją vietą internetu per elektroninius valdžios vartus. Deklaruoti gyvenamąją vietą galima ir jums nuosavybės teisę nepriklausančiose patalpose. Tokiu atveju reikalingas būsto savininko sutikimas. Savininkas gali atvykti su jumis į savivaldybę ar seniūniją ir pasirašyti savo sutikimą. Arba jis turi patvirtinti sutikimą per elektroninius valdžios vartus, jeigu jūs užpildėte deklaracijos formą internetu. Jeigu jūs turite nuomos sutartį, galite ją pateikti deklaravimo įstaigai, kad deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje. Joje turi būti aiškiai nurodyta, jog būsto savininkas leidžia gyventi ar nuomotis būstą tam tikriems asmenims. Tokiu atveju gyvenamosios vietos deklaracija galioja sutartyje nurodytų laikotarpių ir jam pasibaigus automatiškai nutraukiama. Jeigu grįžate iš užsienio ir neturite kur deklaruoti gyvenamosios vietos, galite kreiptis į savivaldybę, kurios teritorijoje jūs gyvenate, dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Tuomet jūsų gyvenamoji vieta taip pat bus deklaruota Lietuvoje.
Kalbant apie užsieniečius, užsieniečiai gali pasirinkti, kuriuo metu deklaruos gyvenamąją vietą Lietuvoje. Migracijos departamente pateikiam prašymą išduoti leidimą gyventi, ar seniūnijoje arba savivaldybėje per 1 mėnesį nuo leidimo gyventi Lietuvoje atsiėmimo. Lietuvoje, kaip ir daugelį Europos šalių, galioja privalomasis sveikatos draudimas. Nuolat gyvenantis Lietuvoje asmenys privalo mokėti PSD įmokas. Mėnesinės PSD įmokos dydis šiais metais sudaro 50,95 €. Apdraustiesiems gyventojams valstybė garantuoja kompensuojamas sveikatos priežiūros paslaugos. Apdraustaisiais PSD Lietuvoje laikomi asmenys, kurie dirba pagal darbo sutartis ir PSD įmokas moka nuo apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Taip pat savarankiškai dirbantis asmenys, dirbantis pagal individualios veiklos pažymas arba verslo liudijimas. Taip pat valstybės lėšomis draudžiami asmenys. Čia gali būti nepilnamečiai, moksleiviai, studentai, užimtumo tarnyboje registruoti bedarbiai ir kiti. Apdraustaisiais PSD Lietuvoje taip pat laikomi savarankiškai PSD įmokas mokantis asmenys, kurie nepriklauso anksčiau išvardytoms grupėms. Užsienyje esantis Lietuvos pilietis dar iki grįždamas į Lietuvą gali pasidomėti laisvomis darbo vakancijomis internete. Darbo paieškos portaluose ne tik galima kandidatuoti į siūlomas vakancijas, bet taip pat ir kelti savo gyvenimo aprašymą, kitaip tariant CV. Pagrindiniai darbo paieškos portalai Lietuvoje yra cvonline.lt, cv.lt, cvbankas.lt ir cvmarket.lt. Work in Lithuania viešina laisvas vakancijas aukštos kvalifikacijos specialistams. Grįžęs į Lietuvą ieškantis darbo asmuo gali registruotis teritorinėme užimtumo tarnybos skyriuje pagal faktinę gyvenamąją vietą. Registruotis užimtumo tarnyboje galima internetu arba telefonu. Užimtumo tarnyba apdraudžia užsiregistravusi asmenį privalomuoju sveikatos draudimu, padeda įsidarbinti, organizuoja mokymus, persikvalifikavimo programas. Apdraustasis įsipareigoja periodiškai lankytis užimtumo tarnyboje ir aktyviai ieškoti darbo. Svarbu pabrėžti, kad šiai dienai susitikimai su specialistais vyksta telefonu, gyvai atvykti nereikia. Užimtumo tarnybos specialistai taip pat informuos jūs apie profesinį mokymą, kvalifikacijas, jų įgijimo ir tobulinimo, persikvalifikavimo sąlygas bei tvarką. Svarbu paminėti, kad netaip seniai buvo įkurtas projektas, kuris vadinasi Gal į Lietuvą. Projekto Gal į Lietuvą tikslas susipažindinti su visomis įsidarbinimo ir darbo paieškos galimybėmis bei palaikyti ir patarti pradėjus darbo paieškos procesą. Šio projekto dalyviams organizuojami renginiai, diskusijos bei karjeros mugės tiek nuotoliniu būdu, tiek realybėje. Emigrantams teikiama visa naujausia informacija apie šiuo metu šalies darbo rinkos esančias laisvas darbo vietas, teikiamas socialinės garantijas bei gyvenimo ir darbo sąlygas Lietuvoje. Jie taip pat yra konsultuojami, kaip užsienyje įgytas kompetencijas pritaikyti ieškant darbo Lietuvoje. Jeigu jūs grįžtate iš užsienio ir ieškote Lietuvoje darbo, tai rekomenduojame kreiptis į projekto Gal į Lietuvą specialistus. Lietuvoje dirbantis ir socialinį draudimą mokantis nuolatiniai Lietuvos gyventojai turi teisę į socialinės garantijas.
Jūs galite pretenduoti į nedarbo išmoką Lietuvoje, jei buvote draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu, registravotės užimtumo tarnyboje ir per paskutinius 30 kalendorinių mėnesių iki įsiregistravimo užimtumo tarnyboje dienos turite ne mažesnį kaip 12 mėnesio nedarbo draudimo stažą. Dėl nedarbo išmokos skyrimo reikia kreiptis į Sodrą. Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos yra skiriamos ir mokamos, jei jūs buvote draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu ir per paskutinius 24 mėnesius turite ne mažesnį kaip 12 mėnesių ligos ir motinystės draudimo stažą. Dėl šių išmokų skyrimo Lietuvoje taip pat reikia kreiptis į Sodrą. Kiekvienam vaikui nuo gimimo iki 18 metų arba vyresniam asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, skiriama ir mokama išmoka vaikui. Šiais metais išmokos dydis siekia 73 eurų per mėnesį. Jeigu šeima augina 3 ir daugiau vaikų, galima pretenduoti į papildomą 43 eurų išmoką kiekvienam vaikui per mėnesį. Dėl išmokos vaikui reikia kreiptis į savivaldybę, kurioje registruota jūsų ir vaiko gyvenamoji vieta, į socialinės paramos skyrių arba pateikti prašymą skirti išmoką per spis.lt sistemą. Jeigu jūs atsidūrėte sunkioje finansinėje situacijoje, galite pretenduoti į socialinę paramą. Jums gali būti skirtos išmokos ir taikomos būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijos. Dėl socialinės paramos reikia kreiptis į savivaldybę, kurioje registruota jūsų gyvenamoji vieta, į socialinės paramos skyrių. Svarbu paminėti, kad jaunos šeimos, kuriuose abu sutuoktiniai yra ne vyresni kaip 36 metų ir neturi nuosavojo būsto, gali pretenduoti į valstybės paramą būsto kredito daliai apmokėti. Dėl šios paramos gavimo reikia kreiptis į savivaldybę, kur deklaruota jūsų gyvenamoji vieta, arba į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos ir būsto skyrių. Kadangi gauname labai daug užklausų iš Lietuvos piliečių, kurie grįžta gyventi į Lietuvą iš Jungtinės karalystės, trumpai norime pristatyti informaciją apie dokumentus, kurių gali prireikti Lietuvoje. Lietuvos piliečiams, norintiems gauti išmokas Lietuvoje, patariame iš Jungtinės karalystės atsivežti U1 formą. U1 yra reikalinga, jeigu jūs norite, kad Jungtinėje karalystėje įgytas stažas būtų įskaitytas Lietuvoje nedarbo išmokai gauti. U2 forma reikalinga, jeigu jau gaunate nedarbo išmoką Jungtinėje karalystėje ir norite ją eksportuoti į Lietuvą. Taip pat patariame atsivežti P45 ir P60 formas, kur nurodoma, kokias įmokas mokėjote Jungtinėje karalystėje. Rekomenduojame atsivežti E104 formą. Ji yra naudinga, jeigu jums trūksta stažų Lietuvoje, kad gauti motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ligos išmokas. Su šia forma stažas įgytas Jungtinėje karalystėje bus įskaitytas Lietuvoje ir jūs galėsite pretenduoti į išmokas. Kalbant apie sveikatos priežiūrą, rekomenduojame atsivežti S1 ir S2 formas. Su S1 forma užsiregistravus valstybinėje ligonių kasoje, jūs galėsite gauti nemokamas gydymo paslaugas. Jeigu grįžtate į Lietuvą nėštumo ir gimdymo laikotarpiu, rekomenduojame išsiimti formą S2, kuri leidžia gauti planinės gydymo paslaugas Lietuvoje nemokamai. Grįžtant iš užsienio, daugelis nerimauja, kas nutiks su darbo stažu sukauptų užsienyje, kaip bus skaičiuojama senatvės pensija, kada ir kuri šalis pradės mokėti pensiją.
Jeigu dirbote vienoje iš ES, Europos ekonominės erdvės šalių, Jungtinėje karalystėje ar Šveicarijoje, jūsų sukauptas darbo stažas nedings ir bus įskaičiuojamas į stažą turėtą Lietuvoje. Senatvės pensija Lietuvoje jums gali būti skirta, jeigu sukakote senatvės pensijos amžių, turite minimalų 15 metų socialinio pensijų draudimo stažą. Lietuva yra sudariusi dvišalės tarptautinės sutartis dėl socialinės apsaugos su Rusija, Baltarusija, Ukraina, Kanada, Moldova, kuriomis vadovaujantis yra skiriamos ir mokamos pensijos. Jei dirbote valstybėje, su kuria Lietuva neturi tarptautinės sutarties ir joje nėra taikoma ES teisė, tokiu atveju Lietuvoje jums pensija galės būti skirta tik jei turite minimalų 15 metų socialinio pensijų draudimo stažą. Dėl senatvės pensijos skirimo į Sodrą reikia kreiptis ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki pensijos amžiaus. Jeigu grįžtate į Lietuvą su vaikais ir norite, kad vaikai lankytų darželį ar mokyklą, iš pradžių reikia deklaruoti vaiko gyvenamąją vietą Lietuvoje. Priėmimas į darželius ir mokyklas vyksta bendraja tvarka, nepriklausomai nuo pilietybės vaiko. Jeigu grįžtate su mokyklinio amžiaus vaiku, dėl priėmimo į mokyklą rekomenduojame tiesiogiai susisiekti su mokyklos administracija arba kreiptis į savivaldybės švietimo skyrių. Jeigu vaikas jau pradėjo lankyti mokyklą užsienyje arba jau baigė tam tikrą ugdymo programą, būtina pateikti dokumentą liudijantį apie užsienyje baigtą ugdymo programą arba jos dalį. Vaikai grįžę iš užsienio į klases yra integruojami pagal amžių ir mokosi kartu su savo bendraamžiais. Jei reikia, vaikui teikiama pagalba. Parengiamas integracinis planas, sudaromas individualus ugdymo planas, skiriamos papildomos konsultacijos ar pamokos. Tokių vaikų ugdymui finansuoti iš mokinio krepšelio skiriama 30% daugiau lėšų. Dažniausiais atvejais tėvai su mokykla pasirašo mokymo sutartį. Sutartyje fiksuojami šeimai ir ugdymo įstaigai svarbus susitarimai. Pavyzdžiui, dėl galimybės vaikui papildomai mokytis lietuvių kalbos, dėl švietimo pagalbos ir kiti. Jeigu atvykę vaikai visiškai nemoka lietuvių kalbos, jie gali mokytis išlyginamojoje klasėje ar mobiliojoje grupėje, kuriuose lietuvių kalbai skiriama nuo 20 iki 25 valandų per savaitę. Dabar trumpai jums papasakosiu apie vairavimą bei vairuotojo pažymėjimo keitimą. Su trečiųjų valstybių išduotų vairuotojo pažymėjimu Lietuvoje vairuoti galima iki tol, kol žmogus netampa nuolatiniu Lietuvos gyventoju. Tai yra, kai jis Lietuvoje gyvena daugiau kaip 185 dienas per metus ir čia deklaruoja gyvenamąją vietą. Tapus nuolatiniu gyventoju, Lietuvos piliečiai, vairuojantys su ne ES šalyse išduotais pažymėjimais, privalo juos pakeisti į lietuviškus. Trečiosiose šalyse išduoti vairuotojo pažymėjimai keičiami išlaikius teorijos ir praktikos egzaminus registroje. Jeigu jūsų vairuotojo pažymėjimas išduotas ES, Europos ekonominės erdvės šalyse, Jungtinėje karalystėje iki 20 metų gruodžio 31 dienos, Šveicarijoje, Korėjos Respublikoje B ir BE kategorijos arba Jungtinėse Arabų Emyratuose, galite pakeisti vairuotojo pažymėjimą be teorijos ir praktikos egzaminų. Keičiant vairuotojo pažymėjimą kartu su trečiojoje šalyje išduotų nacionaliniu vairuotojo pažymėjimu, registrai pateikiamas jo vertimas į lietuvių kalbą. Jei nacionalinis vairuotojo pažymėjimas neatitinka konvencijų dėl kelių eismo reikalavimo, registrai reikia pateikti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą.
Pavyzdžiui, norint pakeisti JAV išduotą vairuotojo pažymėjimą, būtina pateikti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą regitrai. Toliau mes su jumis pakalbėsime, kaip geriau susiplanuoti atvykimą į Lietuvą su šeimos nariais užsieniečiais, kokį dokumentą užsieniečiai gali gauti Lietuvoje, atsakysime į klausimą, ar gali jūsų vaikas turėti dvigubą pilietybę, bei papasakosime, kaip galima palengvinti adaptacijos periodą po grįžimo į Lietuvą, kaip Lietuvos piliečiams, taip pat ir užsieniečiams. Jeigu jūs atvykstate į Lietuvą su šeimos nariais, užsieniečiais, rekomenduojame iš anksto pasidomėti, kokius dokumentus reikės pristatyti migracijos departamentui, kad užsienietis galėtų gauti leidimą gyventi Lietuvoje. Svarbu paminėti, kad trečiųjų šalių piliečiai, kurie gyveno kartu su Lietuvos piliečiais užsienio valstybėse ir kurie kartu persikelia gyventi į Lietuvą, gali iš karto gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, jeigu jie kreipiasi dėl jo į migracijos departamentą per 3 mėnesius nuo Lietuvos piliečio atvykimo į Lietuvą dienos. Kad gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, šeimos pagrindu užsieniečiai turi pateikti šeiminius ryšius patvirtinantį dokumentą, dokumentus patvirtinančius, kad prieš atvykimą į Lietuvą užsienietis kartu su Lietuvos piliečiu gyveno užsienio valstybėje, dokumentus apie pakankamą lėšų kiekį Lietuvoje, dokumentą dėl sveikatos draudimo, draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 6 000 eurų. Taip pat neteistumo pažyma ir kitus dokumentus. Leidimas nuolat gyventi yra išduodamas 5 metams, pasibaigus galiojimo laikotarpiui dokumentas gali būti pratęstas. Svarbu paminėti, kad su leidimu nuolat gyventi užsieniečiai turi tokias pačias teisės kaip ir Lietuvos piliečiai, išskyrus galimybę balsuoti prezidento ir Seimo rinkimuose. Jeigu trečiosios valstybės pilietis nespėja pateikti dokumentus per 3 mėnesius nuo Lietuvos piliečio atvykimo į Lietuvą dienos, arba užsienio pilietis persikelia iš trečiosios valstybės gyventi į Lietuvą pas Lietuvos pilietę, tuomet galima gauti leidimą laikinai gyventi šeimos pagrindu. Leidimas laikinai gyventi paprastai išduodamas 1 metams, vėliau gali būti keičiamas 2 metams. Dėl leidimo laikinai ar nuolat gyventi išdavimo užsienietis turi kreiptis į migracijos departamento teritorinį skyrių. Lietuva yra tarp daugelio pasaulio valstybių, kuriuos dvigubą pilietybę leidžia labai retais išimtiniais atvejais. Bet jeigu vaikas gimė užsienyje, mišrioje šeimoje, kurioje bent vienas iš tėvų yra Lietuvos pilietis, vaikas įgyja Lietuvos pilietybę gimimu. Kad gauti pirmąjį pasą, vaiko gimimas užsienyje turi būti įtrauktas į apskaitą Lietuvoje. Tuomet vaiko tėvai gali kreiptis į Lietuvos ambasadą užsienyje arba migracijos departamentą Lietuvoje dėl pirmojo Lietuvos paso vaikui išdavimo. Svarbu paminėti, kad jei jūsų vaikas gimė iki Liepos 22 dienos 2008 metų ir jis gimdamas įgijo kitos valstybės pilietybę, tai jūs turite iki vaikui sukaks 18 metų raštu pateikti prašymą laikyti jūsų vaiką Lietuvos Respublikos piliečiu. Tuomet vaikas galės turėti dvigubą pilietybę. Jeigu vaikas gimė po šios datos, o gimimo metu vaiko tėvai arba vienas iš jų buvo Lietuvos Respublikos pilietis, tai jūsų vaikas yra Lietuvos Respublikos pilietis nuo gimimo. Kalbant apie užsieniečius, užsienietis sudarė santuoką su Lietuvos piliečiu ir pragyvenęs su juo 7 metus Lietuvoje su leidimu nuolat gyventi, gali kreiptis dėl Lietuvos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka.
Kad užsienietis gautų Lietuvos pilietybę naturalizacijos tvarka, būtina išlaikyti valstybinį lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminus ir atsisakyti turimos pilietybės. Kaipgi galima palengvinti adaptacijos periodą tiek Lietuvos piliečiams, tiek ir jų šeimos nariams užsieniečiams? Kad greičiau integruotis į Lietuvos visuomenę, užsieniečiams rekomenduojame pradėti mokytis lietuvių kalbos. Lietuvių kalbos kursus užsieniečiams organizuoja Caritas arba kitos įstaigos, taip pat lietuvių kalbos galima mokytis ir internetu. Jeigu Lietuvos piliečiai nori atgaivinti savo lietuvių kalbos žinias, rekomenduojame kreiptis į Pasaulio lietuvių mokyklą. Kad Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai gerai jaustųsi gyvendami Lietuvoje, yra sukurtos skirtingos iniciatyvos. Pavyzdžiui, iniciatyva LT Buddies, kurios tikslas yra suvienyti naujai atvykusius ir ilgalaikius šalies gyventojams bei bendroms veikloms. Užsieniečiams gali būti aktualios sukurtos socialiniuose tinkluose grupės, pavyzdžiui, Foreigners in Vilnius, taip pat Foreigners in Kaunas. Šiuose grupėse galima rasti informaciją apie renginius, kurie skirti užsieniečiams. Kažkas pasidalina savo atvykimo į Lietuvą patirtimi. Galima užduoti klausimus ir gauti atsakymus. Jeigu jums kyla klausimų dėl atvykimo į Lietuvą, jūs visada galite susisiekti su mumis ir gauti konsultaciją lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Svarbu paminėti, kad mūsų centras teikia psichologinės konsultacijas, tai jeigu jaučiatės užstrigę situacijoje ir nematote sprendimo, galite užsiregistruoti konsultacijai pas mūsų psichologą. Psichologų konsultacijos taip pat vyksta 3 kalbomis – lietuvių, anglų ir rusų. Ir čia mano paskutinė skaidrė, kurioje jūs galite matyti visus mūsų kontaktus. Tai kilus klausimams, jūs visada galite kreiptis į mūsų centrą ir mes pasistengsime jums padėti. Ačiū už jūsų dėmesį. Wow, bravo, Snežana, tiek naudingos informacijos. Tikrai labai įdomiai susiklausė viskas ir tikiuosi ir kitiems žiūrovams patiko. Ir kaip ir minėjau, dabar nustosiu įrašinėti šį webinarą, pradėsime